Sveiki, ponia Vaitkau. Sveiki. Jūs pirmiausia, kadangi plačiai visuomeniai esate jau tampate žinomas ne taip seniai, gal galit žmonėms, tie, kurie galvoja už ką balsuoti, renkasi už ką balsuoti, galit pasakyti, koks jūs esate žmogus, kaip save pristatytumėt? Lietuvos pilietis. Pirmiausia, Lietuvos pilietis. Tai piliečiai visi kandidatuoja į prezidento rinkimus. Ne vieno nėra nepiliečio. Lietuvos pilietis. Bet kai aš rugsėjo 5 dieną viešai paskelbiau ir BNS apie tai publikavo, ELTA publikavo, rugsėjo 5 dieną, kad aš teikiu žmonėms savo kandidatūrą, tai būtent iš pilietinės pozicijos, nes tai, kas vyksta Lietuvoje, peržengia visas ribas ir tiem išdavikam, kurie yra Lietuvos valdžioj, laikas pasakyti gana ir nėra kito kelio. Ką išdavė tie politikai, kuriuos čia jūs vadinat išdavikais? Tai jie, Lietuvos žmonės, priėmė konstituciją, pagrindinį teisės aktą. Ir kai politikai sulaužo konstituciją, tai jie išduoda ir ne tik Lietuvos žmonės, bet sulaužo ir savo priesaiką, kurie Seimo nariai prisiekia. Ir tokiu atveju jie tampa nebeteisėti. Kadangi jūs daug kartų kartojat šitą, tai jau aš teko ir man girdėti, tie politikai sulaužė konstituciją dėl to, kad nusprendė, kad reikia Lietuvą vesti į Europos Sąjungą, ar ne? Ir nepaisant to, kad neužteko balsų. Jūs taip teigiat? Taip. Pritrūko 17% balsų, nes Lietuvos žmonės turi teisę atsisakyti nepriklausomybės. Tai galite priminti jūsų traktavimą, kiek buvo nubalsuota žmonių? 58 ar kiek procentų Lietuvos žmonių pasisakė už tai, kad Lietuva būtų ES sudėtinė dalis ir kad Lietuvos konstitucija būtų žemesnis teisės aktas negu ES nurodymai. O turi būti kiek? 75%? Turi būti 75, nes tai yra 148 konstitucijos straipsnėje numatyta. Bet, ponia Vaitkau, gal kas nors jūs suklaidino, nes 148 straipsnis, kurį jūs turbūt ir turit galvoje, ar ne, Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė valstybė ir sakoma, kad šita nuostata gali būti pakeista 3/4 Lietuvos piliečių balsų, ar ne, per referendumą. Kas yra tiesa. Bet tik šita nuostata, kai mes šnekam apie įstatymą, ar ne, kuris buvo konstitucija keičiantis konstitucinis įstatymas, čia užtenka tik 3/5 balsų ir čia yra 72 straipsnis konstitucijos. Kas jūs taip suklaidino? Labai aiškiai parašyta. Tai va, aš jums aiškiai patiktau, galite paskaityti. Čia yra ištraukos konstitucinis straipsnių. Ir čia, suprantat, tie 3/4 yra reikalingi būtent šitai nuostatai, o ne kažkokiems kitiems įstatymams. Konstituciniai straipsniai turi būti, kai yra 3/5. Tai daugiau jokių kitų neradau. Pirmojo straipsnio. Aš žinau šitas nuostatas. Pirmojo straipsnio pakeitimui, būtent pirmojo straipsnio. Bet pirmojo straipsnio niekas nekeitė, ponia Vaitkau, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Va čia ir prasideda. Teisingai sakot. Čia ir prasideda. Nes paskui įdėtas 150 straipsnis konstitucijos, kuris sako, kad mes priklausome Europos Sąjungai ir mes privalome vykdyti Europos Sąjungos nurodymus. Tiesiog privalome. Ir užtat yra toks sekantis gražus teiginys. Į Lietuvos konstituciją žiūrime per Europos Sąjungos prizmę. O žiūrint per Europos Sąjungos prizmę, Lietuvos konstitucija yra žemesnis teisės aktas už Europos Sąjungą. Lietuva, bet kada tik nori, tada gali išstoti iš Europos Sąjungos. Niekas to nedraudžia. Ir jeigu tai būtų, tai negalėtų daryti tada. Ne. Problema yra tame, kad pagal Lietuvos teisės aktus ten yra platus straipsnis, Zigmo Vaišvilos ir mano surašytas. Atskirai straipsnis apie NATO, atskirai apie... Bet kai jūs rašytas straipsnis, tas nereiškia, kad tai yra tiesa, ar ne? Nes jeigu aš surašysiu straipsnį, kad Eduardas Vaitkus yra išdavikas, tai argi tai bus tiesa? Tai nebus turbūt tiesa. Ten yra pagrįsta būtent datom, Seimo priimtais įstatymais, nuosekliai chronologija visa surašyta. Ašgi balsavau už tai, kad mes būtumėm Europos Sąjungoje. Čia klausimas ne kaip aš noriu ar nenoriu. Klausimas yra įstatymų teisingumą, ar ne? Klausimas, kad konstitucijos privalu laikytis. Va tame ir viskas. Konstitucijas privalu laikyti. Visai nesvarbu. Tai kaip jūs galite paaiškinti, kad jūs vieninteliai tik tai taip nusprendėte, o visi kiti, niekas nežino apie tai, niekas neprieštarauja. Visi žino, kurie nori, bet jiems yra tinkama situacija, kad Lietuvos konstitucija sulaužyta. Lygiai taip pat aš dar kitą laužymą. O kodėl tinkama? Kaip jūs galvojate, kame čia priežastis? Kodėl jiems tinkama ta situacija? Nes šiaip žmonėms nepatinka, laužyti konstitucijos. Tai man vienas žmogus... Koks tikslas? Man vienas žmogus, kuris baigęs mediciną, pasakė, ir kas, kad sulaužė konstituciją. Taip reikėjo. Tai jeigu mes mąstome tokiomis kategorijomis, tai tada, dvigubi standartai, trigubi standartai, kiek reikia, jums bus leidžiama, o tas pats kitam žmogui nebus leidžiama. Tada mes atsidūrėm totaliam chaose. Supratau. Kaip vertinat 20 metų turim, ar ne, kaip esame Europos Sąjungoje? Gerai ar blogai? Ar mes kaip tik nusigyvenom? Ar prasigyvenom, būdami Europos Sąjungoje? Tai dar vienas profesoriaus Vėgėlės šalininkas, labai gražiai medikas parašė. Moteriškė buvo išprievartauta prieš 20 metų. Tai kam dabar, kai vaikas jau didelis, kam kelti triukšmą? Aš noriu atkreipti dėmesį, kad buvo išprievartauta, pripažįstama ir sutinkama. Bet dabar sakoma, tik tai paseka yra tokia, kad visai nesvarbu.
O kas nesvarbu. Taigi dabar lapkričio 22 dieną praeitų metų ES balsavo ir priėmė savo teisės aktą, kuris sako, kad nebelieka ir likučių Lietuvos nepriklausomybės. Mes dar pamirštam, kad kai mes įstojom į ES pagal mūsų valdžios sprendimą, o ne Lietuvos žmonių, ta ES buvo kitokia. Paskui jinai su Lisabono sutartimi buvo pakeista. Ir kas dabar ES valdo Lietuvą? Dabar Lietuvos teisės aktai yra žemesni lyginant su ES nurodymais. Mūsų visiems teismams tai būtų tikrai didelė naujiena, nes tikrai ne visi aktai viršesni. Yra, taigi, kai aš tą pasakau tokią formuluotę, ar ne, tai nereiškia, kad kiekvienas teisės aktas. Nu, tai reiškia, dalelė yra, ar ne? Yra Atėnuose pasirašytose dokumentuose, kur ministras Lietuvos pasirašė ir kurio mes Lietuvos žmonės nepatvirtinom. Mes jo referendume nepatvirtinom. Tai Atėnuose pasirašytam dokumente yra prirašyta labai daug, kaip Lietuva privalo šitą teisės aktą įtraukti, privalo šitą, privalo šitą, privalo šitą, privalo šitą, privalo šitą ir taip daug kartų. Ir tą padarius, mes tampam ES sudėtinė dalis, o paskui Lisabonos, gal atsimenat, dėl Lisabonos sutarties, kaip ES kitos šalis balsavo, o mes nebalsavom. Nors jinai pakeitė ES. O dabar įvyko dar vienas pakeitimas. Jūs džiaugiatės, kad įstojom į ES, ar ne? Aš balsavau už. Ja, aš suprantu, bet šiaip, praėjo 20 metų, ar ne? Aš balsavau už. Ir aš galvojau, kad ES privers Lietuvos valdininkus elgtis padoriau. Bet kai dabar ES eina centralizacijos kryptimi ir kai sako, pabėgėliai, kiek jų turės būti Lietuvoje, mes nustatysime. Kryptis yra dabar tokios. Tai tos kryptis, kurios dar nėra įgyvendintos, bet jos yra numatomos, apie jas kalbama. Ir užtat vėl aš galiu pakartoti Vengrijos ministro pirmininko Orbano žodžius, kad tokia ES jau peržengė visas ribas. Nes numatomos kryptis į ateitį, kurios sukelia grėsmę. Būtumėt prezidentu, išvestumėt Lietuvą iš ES, ar ne? Problema yra, kad mes nesame įstoję į ES. Tai arba kita problema, kad prezidentas to negali padaryti Lietuvos, ar ne? Kodėl? Neteisingai suformulavo. Kodėl? Aš manau, kad Seimo sprendimas turėtų būti. Prezidentas to negalėtų padaryti. Iš Tarybų sąjungos mes neįstojom. Nes mes nebuvom įstoję į Tarybų sąjungą. Užtat ten tada paskelbė, kad nepriklausomybės atkūrimą. Tai dabar mes nebuvom įstoję, nes mus užgrobė, ar ne? Taip, tikrai taip, jo. Ir užtat įstoti mums nereikėjo. Tai aš dabar dar tik tai dėl Europos. Mes atsidurėm labai gerose dėrybinėse pozicijose su ES. Aš už tai, kad būti galingam ekonominiam bloke, bet tik tai, kad to ekonominio bloko, būtent kišimasis į šalies vidaus reikalus, nebūtų vis didėjantis. Tai tokių sveikų jėgų Europoje yra pakankamai. Ir aš manau, kad mes galim labai gerai gyventi, turėdami savo dėrybinės pozicijas, kad mes neįstojome ir jūs tą žinote, nes Lietuvos teisės aktai taip sako. Jo, supratau, dar užbaigiant tą istorinį momentą, tai jūs pripažįstat, ar ne, kad Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos? Tikrai taip. Supratau. Einant toliau. Pone Vaitkau, jūs einat kaip nepartinis asmuo. Bet aš kaip suprantu, jūs partijų anksčiau turėjote, ar ne? Pavyzdžiui, kuriuose buvote, tai pavyzdžiui, Darbo partija. Buvote tuo metu, kai Viktoro Uspaskicho buvo klestėjimo laikai tada. Nežinau, ar klestėjimo. Tai jis buvo valdžios zenite tada, galima sakyti, ar ne? Tada jūs buvote Sveikatos apsaugos ministerijos kas patarėjas ir viceministras? Patarėjas. Kodėl pasirinkot būtent Darbo partiją? Atsakymas yra kitas, paprastas. Profesorius Padaiga pasiūlė patarinėti jam farmacijos klausimais ir aš tada ir nieks man nesakė, tu privalai įstoti į Darbo partiją arba padaryti tą ir tą. Bet aš tada pagalvojau, jeigu aš užimsiu politinio pasitikėjimo poziciją, profesoriaus Padaigos pasitikėjimas manim, tai nepadoru, jeigu aš neįstosiu į tą partiją. O paskui, kai šita vyriausybė nugriuvo, tai tada vėl, nepadoru, jeigu aš dabar pabėgsiu iš tos partijos, jeigu dabar man nebedirbu ministerijoje. Tai šitų ketinimų vedamas, aš pats savo noru ir parašiau pareiškimą ir įstojau. Taip. Supratau. O tai, pabuvot biškai politikoje, ar atrodo, jeigu partinis po to išstojot, o kodėl dabar vėl einate į politiką? Kas jūs verčia į prezidentus? Tai noras vidinis? Ne. Problema niekur neičiau, jeigu ta Lietuva, mūsų Lietuva, eitų tvarkinga, teisinga linkme. O ką reiškia tvarkinga, teisinga? Kad teisinė sistema funkcionuotų. Aš sakau, praėjusią Seimo kadenciją 111 Seimo narių sulaužė Konstituciją ir Konstitucinio teismo išaiškinimą. Šią kadenciją 84 Seimo nariai sulaužė Konstituciją. Ir Konstitucinis teismas patvirtino, kad Konstitucija buvo sulaužyta. Ir kas įvyksta po to?
kai ta valdžia, didžioji dauguma, išduoda mus Lietuvos žmonės. Jos mechanizmas padarytas toks, kad paskui toliau juos išrenkam į Seimą, nors yra konstitucijoje nurodyta, 10 metų negali būti niekur renkamas. Kas įvyko vat šią kadenciją, kai Stasys Šedbaras sąmoningai sulaužė konstituciją, tai toliausiai buvo išrinktas į konstitucinį teismą. Ar galit pagalvoti, konstituciniam teisme dirba žmogus, kuris jau sulaužė konstituciją. Ir sulaužimo faktą patvirtino konstitucinis teismas. Jūsų pasiklausęs, atrodo, kad ten vien tik dirba konstitucijos laužytojai. Tai iš 141 111 sulaužė. Dabar aš tada pasinaudosiu profesoriaus Žalimo pavardę. Jisgi autoritetas konstituciniai. Dainiaus Žalimo, ar ne? Taip, kandidato, taip. Jisgi sakė apie tuos 84 Seimo narius. Apie tai publikavo prieš Seimo balsavimą. Kad tai yra akivaizdus konstitucijos laužimas. Ką jūs darote? Ir Seimas vis tiek sulaužė konstituciją. O paskui, kai pradėjo po konstitucinio teismo sprendimo, sulaužėte. Tai gerai, palauk, biškai per daug ištiesiu. Tai eina dėl ko į prezidentus? Kad nėra tvarkos, teisingai supratau? Einu dėl to, kad geopolitinė yra tokia situacija, kad mus tiesiogiai veda į karą. Kas? Jūs turbūt praklausėte, kai prieš 2 metus Dalia Grybauskaitė tiesių tekstų pasakė, būtina pradėti tiesioginį karą su Rusija. Bet prieš 2 metus Grybauskaitė dar jau nebebuvo prezidentė. Tai ji gali šnekėti, ką nori. Taip, ji kalbėjo kaip valdžios lūpomis kalbantis žmogus. Ir Lietuvos Seimas. Bet Gitanas Nausėda nieko neveda. Ir Lietuvos neveda. Tai ar jūs nežinote sprendimų? O kokie? Mūsų kariai bus siunčiami į Ukrainą. Netiesa, ponia Vaitkau, niekas nesiunčia. Nėra jokio sprendimo priimta. Yra. Čia Makrono iškelta buvo idėja, kurią... Patikslinsiu. Patikslinkit. Tai, ką aš dabar pasakiau, yra seniai planuojama ir seniai įgyvendinama, paruošiant Lietuvos visuomenę, kad karas yra neišvengiamas, kad karas vis tiek turės būti, ne tik Lietuvos ir kitų šalių, kad karą reikia pradėti, kad kai bus pasiruošime, ar ne, apie šitą kryptis yra teisinga, numatyta valdžios. Ir priminsiu dabar 2 aspektus. Bet žinot, dėl ko taip šneka? Priminsiu 2 aspektus. Žinot, praėjusiais metais Vilniuje buvo NATO susitikimas. Taip. Ar ne? NATO viršūnės. Prieš NATO susitikimą Stoltenbergas pasakė tiesių tekstų, kad jeigu Ukraina nebus priimta į NATO, o jinai negali būti priimta, nes tai būtų 3 pasaulinis karas. Elementaru. Tai jeigu Ukraina nebus priimta į NATO, tai atskiros šalis, ne NATO kaip struktūra, o atskiros šalis, Lenkija ir Pabaltijos šalis, jos suintensyvins savo pagalbą Ukrainą, įskaitant karius vietoje. Ir tada, praėjusiais metais, užtat ir priėmė. Žiūrėkit, naujasis krašto apsaugos ministras aiškiai pasakė, kad jeigu būtų siunčiami kariai į Ukrainą, Lietuva to viena niekada nedarytų. Tai NATO generalinis sekretorius, pasakė savo versiją, įskaitant karius vietoj ir paminėdamas Lenkiją ir Pabaltijos šalis, ir ne kaip NATO sudėtinės dalys, o individualus sprendimas, tai Stoltenbergas pasakė nesąmonę. Jūs tai gali būti, aš nežinau. Taip. Bet to aš nežinau, ar taip Stoltenbergas pasakė, ką jūs sakėte. Tai aš tikrai tokių neatsimenu. Tai dalykų. Čia yra jo citata. Bet aš pabaigsiu, nes NATO yra labai svarbu. Taip, sakykite. Tai šitam visam geopolitiniam ir karo kontekste turi kilti paprastas klausimas. O kas tenai ir kodėl mes kariaujame? Nes Ukrainos teritorijai mes kariaujame šiuo metu. Taip. Tai baisus dalykas. Žinot, kodėl kariaujame? Nes... Tai aš ir noriu jums paaiškinti. Paaiškinkite, nes aš jums tada tu paaiškinsiu. Gerai. Ir kodėl yra sąmoningai kai kas nutylima. Yra labai sena formuluotė ir po tą formuluotę ir Lietuvos parašas yra, kad saugumas, visų mūsų saugumas yra Europoje vienodai svarbus. Ir saugumas negali būti dalomas. Ką tai reiškia? Negali būti vienos šalies saugumas pasiekiamas kitos šalies saugumo sąskaita. Visi turim bendrai sutarti. Natūralu liktai. Kinija tą irgi pripažįsta pasauliniu mastu. 21 metų gruodžio mėnesį Lietuva tame tarpe individualiai kaip šalis atsisakė šitos tezės. Mes pasakėme, kad mums nesvarbu, kaip Rusija užsitikrins savo saugumą. Tiesiog mums nesvarbu. Ir tada šito pasekoje... Kas tai pasakė? Ir ar žodžiai čia kažką šitie, kas čia pasakė, ką tai reiškia, gal galime paaiškinti? Tuo metu buvo, gruodžio mėnuo buvo. Ir Rusijos užsienio reikalų ministras nusintė ir NATO, ir kiekvienai atskirai šaliai prašymą paaiškinti, ką reiškia žodžiai saugumas negali būti dalomas. Nes po tokiais žodžiais yra ir Lietuvos parašas. Bet žinot, ką nusintė 21 metais Putinas visoms NATO valstybėms? Pabaikime vieną temą, o paskui galėsim ir prie šitos prieiti, ar ne? Gerai. Ir mes vakarai nusprendėme, kad Rusijai politinės valios nebus,
jie eilinį kartą turės susitaikyti su NATO plėtra, kad mes esam stiprus ekonomiškai ir karinė gale ir jeigu kas, mes nugalėsime Rusiją ir kariniu būdu, be atominio ginklo, ir ekonominiu būdu sutraiškinsim ją. Užtat po kelių mėnesių, vasario mėnesį, tiksliau kovo pradžiai, prancūzų finansų ministras ir pareiškė viešai, mes paskelbėme, kariaujame totalinis žodis yra baisus. Totalinį ekonominį finansinį karą su Rusija. Karo tikslas - Rusijos ekonomikos sunaikinimas. Jeigu mūsų vakarų šalių šitas būtų pavykę, tai dabar klausimo nebebūtų. Tik mažas problemėlė. Ta karą pradėjo Putinas ir jo režimas į Rusiją. Ir tada vakarai reaguodami į tai, nors kokie jie silpnybė būtų. Ir vakarai stiprus labai. Jie, dėja. Vakarai labai stiprus, jie apsiskaičiavo. Finansais, bet ne kariniu požiūriu. Tada jie nusprendė, kad reiktų reaguoti, nes karą pradėjo Putinas energetinį prieš vakarų Europą jau anksčiau, kada pradėjo pakelti dujų kainas. Ir tą žinojo ir tam ruošėsi jau seniai. Tada atėjo Putinas ir pasakė, kad arba jūs von iš visos šitos teritorijos, kuri buvo Sovietų Sąjungos Respublikos anksčiau, su visom NATO sąjungininkų kariuomenėm, tai yra Vokietija, Amerika, išeikit, nes čia yra mūsų daržas. Ir ponia Vaitkau, jie galvoja, kad Lietuva irgi turi priklausyti Rusijos imperijai. Jums turbūt Putinas tai pasakė. O aš manau, kad Lietuva nepriklausoma ir laisva. Rusija grasina Lietuvai ne kartą, kad mūsų užčiaups, kad mūsų užkariaus. Mes turime atsukti kitą žandą ir sakyti, taip, ateikit ir užkariaukit. Aš tokio grasinimo nei vieną kartą negirdėjau. Aš galiu tik tai prisiminti. Jūs labai keistai girdite visus prancūzų ministrus, tačiau negirdit, ką sako Putinas. Žinokit, labai keista, ponia Vaitkau, kad jūs taip šnekat. Nes dabar šneka visą laiką tą patį, ką šneka Rusijos propaganda. Ir tą sako ne vienas mūsų politologas. Aš šneku tai, kas yra teisybė. O problema, kad teisybė yra pakeičiama savoka. Ir jūs ją labai gerai keičiate. Ne. Aš šitoj vietoj, aš esu nuo TSRS laikų. Aš užtat nebuvau spaliuku, nes tėvai neleido. Būčiau buvęs, nes labai norėjau. Žinau, kad Sovietų Sąjungos praeitis nelabai siejasi su jūsų dabartiniais žodžiais. Tai yra siejasi su mano pozicija per mano visą gyvenimą. Aš buvau už teisybę. Ir jeigu mes nenorim kaimininės šalies pripažinti, kad jinai turi tokių pačių teisių kaip ir mes, tai mes jau esam šitoj vietoj sugriešinę. Bet šitoj vietoj blogai yra tai, kai jūs sakot, kad NATO yra agresyvus blokas. NATO ir yra agresyvus blokas. Galėtų būti agresyvesnis, nes kai Rusija pagrasina NATO pradeda drebėti. Užuot normaliai atsakysi, kad mes nebijome Putino. Ne. Deja taip, kai pagrasina Putinas branduoliniu karu, tiek Olafas Šolcas, tiek Prancūzijai, kiti buvę politikai, tiek Britanijoje dreba. Užuot pasakė, kad mes nebijom jūsų branduolinio šantažo. Jūs pamirštat tada, kadangi Britaniją paminėjot. 21 metų rugsėjo mėnesį. Karas prasidėjo Ukrainoje 22 metų vasario gale, ar ne? 21 metų rugsėjo mėnesį. United Kingdom pagrasino Rusijai savo atominiu ginklu. Iš čia iš fantastikos ryties šnekat. Taip. Tai totaliai. Nes taip man niekur neteko girdėti tokių atvejų. Tai nesidomit, užtat ir nežinot. Žinokit, labai gerai domiuosi. Ir tada žinot, kada Rusija pradėjo telkti prie Ukrainos pajėgas savo 100 000 karių. Būtent rugsėjo mėnesį 21 metų telkė, buvo daug 100 000 karių, beveik 200 000 karių sutelkė. Žinau visą šitą situaciją. Ir Rusija, gal pasakysit, buvo išprovokuota vargšelė. Sutelkti tos karius. Jūs pamiršote, kada prasidėjo tenai situacija Ukrainoje. 14 metais. Kas Krymą užėmė? 14 metais. Rusijos kariai perrinkti užėmė Krymą, teisingai? Ne, jų ten buvo ar 20 ar 30 tūkstančių. Jų ten buvo Rusijos karių ar 20 ar 30 tūkstančių, tiek, kiek pagal sutartį ir buvo su Ukraina. Sutartis buvo. O kokią teisę, kaip jūs manot, Rusija turėjo atplėšti Krymą nuo Ukrainos? Jūs palaikot šitą ar ne? Jūsų klausimas susijęs su tuo, kad jūs sakot, Krymo gyventojai neturėjo teisės pareikšti savo nuomonę. Krymo gyventojai buvo pareiškę savo nuomonę, kai Ukraina atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos. Jau tada jie pareiškė savo nuomonę. Taip, pareiškė, buvo referendumas padarytas ir visa Ukraina balsavo, visi Ukrainos regionai. Aš kalbu ne apie visą Ukrainą, aš kalbu Krymas apie Krymo gyventojus. Ir jūs tikite, kad ten buvo teisingas referendumas? Čia nereikia tikėjimo. Čia yra daugkartinai vakarų. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip jums su Kalašnikovo prirėmus prie vakarų agentūrų patvirtinti faktai. Krymo gyventojai tikrai balsavo už tai, kad Krymas Jūs manimo, ten buvo sąžiningas referendumas. Teisingai suprantu? Tai yra daugkartinai patvirtinti. Aš klausiu jūsų, ar jūs manot, kad tai yra teisingas referendumas? Kryme buvo 14 Aš manau, kad referendumas buvo teisingas ir jis patvirtino nebejotiną Krymos gyventojų valią. O Donbasas ir Luhanskas du regionai, gal prie šitų veikim dar. Tai gerai, nuo Krymo dar vieną turim nušokti, o Kosove, kurį mes Lietuva pripažinom, kad Kosovas turėjo teisę atsiskirti nuo Serbijos, nors buvo Serbijos sudėtinė dalis. Mes pasakėm, Kosovą
Nebuvo referendumo, bet jo ir nereikia. Kosovo parlamentas prabalsavo ir nusprendė, kad jie bus nepriklausomi. Ir mes pakėlėm ranką. Ar jūs atsimenat, ką tada Rusijos prezidentas pasakė? Ką jūs darote? Bet mes sakėm, tiek to. Ir po to tada įvyko Krymas, kuriame buvo referendumas ir pakartoju. Gelops ir kiti daugkartinai. Deja. Apklausos rodo, gyventojai norėjo prie Rusijos prisijungti. Supratau. Tai ir Pataupykime, supratau, jūs pateisinat. Dabar toliau veikiam. Tiesiog... Doneckas, Luhanskas, ten, kaip manot, kodėl Rusija įsiveržė? Buvo irgi priversta? Ar jūs atsimenat? 14 metais, kai Maidanas įvyko, tai buvo perversmas, tai neteisėtas valdžios užgrobimas ar teisėtas? Pagal visus požymius tai buvo neteisėtas valdžios nuvertimas. Neteisėtas. Neteisėtas. Gerai, o tada prie ko Rusija? Tada ten, jeigu... Ne, aš prieisiu. Čia taip pat aš tada buvau paskaičiavęs, kad pagal Maidano dalyvių skaičių ir pagal Ukrainos gyventojų skaičių ir perkeliu šitą situaciją į Lietuvą. Tai tada Lietuvoje prie Seimo 1232 žmonės, brūkšnelis 5000 žmonių. Tiek žmonių susirinkus, jūs sakote, turėjo teisę nuversti valdžią. Aš sakau, neturėjo teisės nuversti valdžios. Šitas būrelis žmonių nenuvertė valdžios. Maidane žmonės, tie protestuotojai, jūs pamiršote, kaip pasirašė. Kiek šaudėtų protestuotojai, irgi atsimenat gal? Ir kaip visi buvo išblaškyti? Ir jūs gerai atsimenat, kad iki dabar nenustatyta, kas šaudė. Nenustatyta, kas šaudė. Taip, iki dabar. Nors praėjo 10 metų. Gerai, tai labai Doneckas, Luhanskas, tai kodėl ten Rusijos kariuomenė įsiveržė? Tai, buvo priversta gelbėti Ukrainą? Sustokit vieną niuansą. Tai tada neteisėtas valdžios nuvertimas. Tai tada klauskit pats savęs. Ar tą neteisėtą nuvertimą visos šalies gyventojai turi pripažinti ar ne? Aš irgi turiu jums klausimą. Jeigu Lietuvoje valdžią nuverstų, tai Rusija ateitų ir pusę Lietuvos užgrobtų? Jeigu Lietuvoje nuverstų neteisėtai valdžią, tai aš sakyčiau, aš esu prieš ir protestuoju. Ir tada jūs sakytumėt, nuverčia kažkas valdžią, tada ateitų Rusija ir mums pagelbėtų ginklų ir šaudytų pusę Lietuvos ir būtų gerai. Išvytų, išvežtų į Rusiją atgal. Tai čia toks pats principas. Ukraina yra suvereni valstybė. Prie ko čia Rusija ir Putino režimas? Rusija čia ne prie ko. Tai kodėl jį tada veržiasi į Donecką, Luhanską? Kodėl jį Krymą pasiėmė pas save? Tai Krymą mes jau išsiaiškinom. Krymas pasiėmė dėl to, kad suorganizavo, skirtingai nuo Kosovo, tvarkingesnį atsiskyrimą. Jeigu mes pripažįstam Kosovą, tai mes privalom pripažinti ir Krymą. Arba Doneckas, Luhanskas vis nepriima prie šito. Nu tai taip. Arba tada pasakykim, mes atsisakome, Lietuva atsisako pripažinti Kosovo nepriklausomybę. Ir tada tvarkoj, aš pritariu, tai bus vieninga pozicija, mes atsisakom pripažinti ir Krymą. Tada suprantu, bet jums dvigubi ir trigubi Lietuvos valdžios standartai jums priimtini. Jums kaip žmogui. Šnekam apie Ukrainą, ne apie Kosovą. Gerai, šnekam apie Ukrainą dabar, ne apie Kosovą. Bet principas yra tas pats. Ar mes, aš užtat ir pasakiau, dviveidiškumas Lietuvos užsienio politikoje, tai nėra vertybė. Čia mažiausiai vaidmenį vaidino Kosove. Žinokit, ponia... Kaip tai Gerbiamas Eduardai, jūs paklauskite serbų, paklauskit ir tada paklauskit, ką jie galvoja apie Kosovo nepriklausomybę. Gerai. Bet grįžkime atgal tada dėl Luhansko ir Donecko. Žinote, kariniai lėktuvai bombardavo šitas teritorijas. Ukrainos kariniai lėktuvai. Kokio tikslo? Kai jie pareiškė apie savo, kad jie neklauso Kijevo valdžios, kariniai lėktuvai, armija bombardavo šitas teritorijas. Jūs, ponia Vaitkau, šitoj vietoj, tik tai reikia žaktelėti ir sakyti, nu neturim ką pasakyti. Ponia Vaitkau, gerai, iš kur jūs tokią informaciją gavot? Man labai įdomu, iš kur jūs gaunat šitą informaciją? Susirink, viskas vieša. Ką aš kalbu, viską viešai galima surinkti. Rusiškas televizijas turbūt dažnai žiūrit. Aš dabar 2 metus, kai uždraudė, iš vis nežiūriu. Bet prieš tai žiūrėdavo. Aš taip žiūrėdavau, aš dabar žiūriu. Nes pagal tai, ką jūs pasakote, aš dabar kalbu, ką pasakoja rusiški kanalai. Aš kalbu dabar apie tai, ką kalba amerikonai, šveicarai. Aš kalbu apie tai, ką kalba šviesios galvos vakaruose, kurie mato padėtį ir supranta, kas įvyko. Ir tos jėgos vakaruose, kurios sako, sustabdyti šitą beprotybę reikia, nes kitaip mums visiems pražūtis. O jūs ten, be to Putino režimas sakė, kad ten Doneckai ir Luhanske ukrainiečiai žudė, genocidą vykdė. Girdėjot turbūt irgi tokių dalykų. Negirdėjot, nemanot, kad ten tai buvo. Nežinau. Gerai, tada prieinam prie 22 metų vasario 24. Jūs manot, kad Rusija buvo išprovokuota, ar ne? Teisingai aš supratau iš jūsų. Aš atsakiau, gerai. Mūsų planas, vakarų planas buvo akivaizdus ir aiškus, ar ne? Jūs irgi žinote, kad gruodžio mėnesį, ne vasario, o gruodžio mėnesį, amerikonai atvažiavo į Maskvą ir sutarė, kokiu būdu bus kariaujama Ukrainos teritorijoje. Jūs žinote, kad kariniai terminologijai yra įsireiškimas proxy karas. Amerikiečių kariniai terminologijai. Jūs žinote, kad ne rusų, amerikiečių politikų yra pasisakymai. Tai yra klasikinis proxy karas,
kuris dabar vyksta Ukrainos teritorijoje. Jūs žinote, toks ir vyksta, pilnai su jumis sutinku. Jūs žinote Amerikos karo ministro pasisakymas, kad karo Ukrainoje tikslas, kad kuo daugiau Rusija nukraujuotų. Taip. Tiesiog toks tikslas. O žinote, ką sako Putinas? Jūs žinote. Jis paskelbė karą NATO ir jis tą šneka nuolat. Mes kariaujam su NATO. Tai taip ir yra. Mes Ukrainos... Ir aš irgi sutinku su jumis, kad NATO kariauja su Rusija, kariauja Ukrainos žemėje. Bet vienintelis toks mažas smulkmenėlė čia yra šito vietoje, kas pradėjo tą karą. Ir šitą karą pradėjo mūsų vakariečių neteisinga užimta linija Rusijos atžvilgiu. Žinok, atsiprašau, aš negaliu susilaikyti, nes bandau būti mandagus klausydamas jūs. Tai jūs dar išklausykit iki galo paklausykit. Jeigu dar daugiau klausysite, tai nervai visai palaukit. Jums nepatiks dabar, ką aš pasakysiu. Ne, aš žinau tas teorijas, žinokit. Ne teorijos. Lenkijos vadovo žodžius, kad šitas karas yra pigus. Jisai angliškai pasakė, it is cheap. Jo privalumas yra tame, kad jis pigus. Nes Amerikos kariai not dying, nemiršta. Ir užtat šitą karą reikia tęsti, nes vargšai ukrainiečiai žūna. Man ir ukrainiečių gaila, ir rusų šitoj vietoj gaila. Dvi broliškos tautos tarp savęs mušasi visiškai be tikslo. Gerai, tai galite sakyti, kas pradėjo karinius veiksmus? Karinius veiksmus rusai pradėjo. Rusai. Tikrai taip. Nes vargšeliai buvo išprovokuoti. Taip? Nes buvo kryptis paimta tokia, kad... Jums Ukrainos žmonių negaila žūstančių? Taigi ką tik pasakiau, kad man ypatingai gaila Ukrainos gyventojų, bet jūs šito negirdite. O ką turėtų Ukraina daryti jūsų galva? Susitarti iš karto. Žemės atiduoti Rusijai ar ne, kurias su žemės yra? Dabar jau yra, jūs dabar nuėjote, aš nežinau, negaliu aš jums pasakyti už Ukrainą. Ne mano reikalas, ką jie padaryti. Jeigu jūsų būtų valia, atiduotumėt ar ne, ar paliktumėt Rusijai? Aš Lietuvoj, Klaipėdos krašto, Vokietijai netiduočiau. Va dabar, jeigu būčiau išrinktas prezidentu. Jokiais būdais. Ir aš Lietuvoj panaikinčiau... Čia daug laiko praėjo, čia yra tik tai pusmetis geras. Kaip... Aš Lietuvoj panaikinčiau Lietuvos ir hitlerinės Vokietijos sutartį, kurią mes atidavėm Klaipėdos kraštą vokiečiam. Aš tą sutartį panaikinčiau. Ji dabar nepanaikinta. Aš nesirūpinu Ukrainos problemom. Ar jie atiduos žemės, ar netiduos. Aš sakau, nutraukite beprotišką karą, kuris niekam naudos neatneša, o Ukraina bus sunaikinta galutinai. Gerai, tai pašnekėjim apie mus. Jeigu... Imkim, Rusija ar bus taika, arba ten užkariaus, kiek ten bus, nesvarbu. Kaip manot, Putinas sustos ar ateis mūsų? Nes jie atvirai šneka, kad sekantis bus Baltijos valstybės. Ne, čia mes šnekam vakaruose apie tai. Vakariečiai. Žiūrėkit, ne vienas Rusijos politikas apie tai yra sakęs, grasina mums ir sako, jūs baigėte. Nu tai Žirinovskį dar paklausykite, kaip amžinatilis. Ne Žirinovskį neminėsite, bet Žirinovskis irgi tame tarpe buvo. Taip. Medvedevo paklausykit, dabartiniu. Jis dar daugiau šneka. Tai klausimas yra tame, paprastas. Ar mes su Rusija nusiteikę siekti taikos? Kai aš sakau mes, tai ne Lietuva, o visa Europa. Lietuva negali viena pasiekti taikos, bet Lietuvos prezidentas gali inicijuoti taikos dėrybas visoje Europoje. Bet ne tarp Rusijos ir Ukrainos, o tarp visų Europos šalių. Ir tai nėra nauja. Praėjusiais metais Angela Merkel šitą mintį irgi pasakė. Sėskime prie taikos dėrybų stalo, nes čia yra beprotybė. Aš manau, ukrainiečiai seniai būtų susėdę, bet Rusija nenori tokiam sąlygom, jie nenori atiduoti. Jie yra pasakę aiškiai, turi pasikeisti Kijevo režimas. Ir Ukraina turi būti, ką pasakė, kokį žodelį Putinas? Gal jūs priminsite? Aš nežinau, taigi aš sakiau, denacifikuota. Kaip vertinat savo šansus tapti prezidentu, paskutinis klausimas? Nes apklausos rodo, kad į antrą turą nepateksit. Kaip manot, meluoja apklausos, vėl kažkas negerai? Pradėsiu nuo to, kad lapkričio 14 aš tapau oficialiu kandidatu, nes Vyriausioji rinkimų komisijoje užsiregistravau. Ir užsienio agentai Lietuvoje lapkričio mėnesį jie sumoka pinigus ir daro apklausas. Kas čia užsienio agentai? Užsienio agentai. Nu, pavyzdžiui, Delfi ir Elta. Užsienio agentai. Jie sumoka pinigus ir daro apklausas. Tai lapkričio mėnesį, kai aš jau buvau oficialiai užregistruotas, aš turiu oficialų raštą, mano pavardė buvo neįtraukta į apklausas, nes užsakovas nepatvirtino, kad galima apklausti žmonės, ar Vaitkus yra tinkamas Lietuvos prezidentu. Turiu raštą, kad gruodžio mėnesį jau jūsų pavardė bus įtraukta. Tai užsienio agentų užsakomos apklausos atspindi tam tikrą poziciją pagal užsienio... Šnekat rusiškais terminais. Kokiais terminais? Aš jūs nežinot, nežiūrit televizijos, tai nežinot. Aš žinau, kad užsienio agentai Rusijai vadinami yra irgi žiniasklaidos priemonės, kurios nepatinka tam, ką reiškia pozicija Putinui. Čia yra Amerikos, čia yra ne Rusijos, tai yra Amerikos pozicija, kuri buvo į teisės aktus įdėta tam, kad prieš hitlerinę Vokietiją pakovoti. Turime mažai laiko, ponia Vaitkau. Tai kaip vertinat savo galimybes? Kaip manot, pateksite į antrą turą ar ne? Aš manau, kad jeigu 200-300 tūkstančių žmonių, kurie supranta, kas vyksta Lietuvoje ir kas vyksta Ukrainoje ir kurie nenori karo, jeigu šitie žmonės susivienis, tai yra pilnas šansas patekti į antrą turą. Supratau. Aišku. Ačiū. Čia buvo pokalbis su kandidatu į prezidentus Eduardu Vaitkumi.